Mūsų mokykla nėra labai išskirtinė, bet mes dalyvaujame labai daug mainų programų. Turi galimybę ir daug kur išvažiuoti ir su kitais žmonėm, kitų tautų susipažinti, sužinoti apie jų kultūrą. Aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Daug elektronikos, visokių prietaisų, pamokos su technologija. Buvo įdiegtos multimedijos. Šioje mokykloje mokytojai, kai rodo skaidres per multimediją, jos visada būna į temą ir labai įdomios. Čia vyksta komunijos projektai, mainų programa. Manau, mūsų mokykla išsiskiria aukštų mokymos lygių. Džiaugiamės, kad jau mokykloje yra įdiegta gana daug bevėlio ryšio maršrutizatorių. Mane sužavėjo savo kryptingų, inovatyvių ir svarbiausia atsakingų požiūrių į patį mokinių ugdymą. Nuo 2013 metų mokykla jau buvo pažiūrėjus turbūt į priekį ir susikūrus tiesiog iniciatyvą pačių mokytojų, kūrybingai besimokančių informacinės technologijos mokytojų programą tokią. IKT įgūdžius mokytojai tobulino dalyvaudami Europos komisijos projekte Aktyvių mokyklų laboratorija. Lyderystės vystymas panaudojant IKT įgyvendinamas taip pat tarptautinėme projekte Iguana. Socialiniai tinklai jau ir mokykloje. Mūsų mokykla turi savo Facebook paskyrą, kurioje yra informacija apie mokyklos gyvenimą. Socialiniai tinklai plačiai naudojami ir ugdymo procese. Mokytojai įdeda vaikams užduočių ar jų nuorodų. Tai mokiniams patrauklu ir nauja. Į savo Facebook paskyrą įkėliau naudingų nuorodų aštuntokams. Mokiniams buvo neįprasta, įdomu, žaisdami jie mokėsi, o rezultatai puikūs. Tėvai turėjo galimybę pasimokyti kartu su vaikais. Auklėtojai susikūrė Facebook klasės grupės, diskutuoja, tariasi, dalinasi gerąją patirtimi. Dorinio ugdymo mokytojai aptarė teigiamus ir neigiamus Facebook pavyzdžius, diskutuoja įvairiomis temomis. Gerai, tai pirmas dalykas, Google diskas yra nemokamas, tai yra super. Antras dalykas, tai yra lietuvių kalba viskas. O toliau yra labai paprasta, jeigu mes turim vadinamąjį Gmailą, elektroninį paštą, mes automatiškai turim ir Google diską. Tai mes visi beveik turim Gmailą, tai mes visi turim Google diską, tik reikia išmokti naudoti. Aš tas nuotraukas įkeliu į Google diską, nusiunčiu auklėtiniam nuorodą, o jie iš ten parsisiunčia tai, ką nori. Projekto metu Samsung komandos mokytojos sukūrė 2 tinklaraščius, tai Auksiniai obuoliai ir Dzūkeliai. Ir vieną tinklaraštį sukūrė 6 B klasės mokiniai anglų kalbai. Tikimės, kad po 3 metų tokių tinklaraščių bus 10. Kiekviena mokytojų metodinė grupė turės savąjį tinklaraštį. Ugdymo plėtotės centre įgijau skaitmeninių mokymo priemonių mokymo ugdyme konsultantės, švietimo konsultantės kompetenciją. Nemažai vedžiau kursų miesto ir mokyklos mokytojams. Įgijo žinių ir praktinių gebėjimų, kaip kūrybiškai ir veiksmingai naudoti skaitmeninės mokymo priemonės ugdymo procese, kaip mokyti ir konsultuoti, kaip kūrybiškai skaitmeninės mokymo priemonės panaudoti elektroninėje erdvėje ugdymo sodas. Nors aš ir nesu Samsung komandos narė, tačiau šios komandos dvasią galėjome pajusti visi mokykloje. Buvo rengiami mokytojams mokymai, buvo perduota ta geroji Samsung naujiena, bendradarbiavimas. Buvo labai malonu jausti, kad tokia pasaulyje žinoma Samsung kompanija, turėdama tokią didelę patirtį ir suvokdama informacinių technologijų svarbą ugdyme, perteikė savo patirtį mokykloms. Nematau čia didelių problemų įvaldant informacinės technologijos. Jas gerai įvaldė mokiniai ir aš naudojuosi jų žinomis. Aš to nesuprantu, o jie dažnai supranta ir jie padaro. Tik nereikia sarmatytis pasakyti mokiniai, ko tu nežinai. Manau, kad būtų labai gerai, kad vietoj knygų atsirastų planšetiniai kompiuteriai. Vaikai, tai jie gali ir išprotėti be kompiuterio. Kiekvienas turėtų kompiuterį, kiekvienas turėtų savas užduotis. Ir galėtų būti užduotys paskirtos vos ne visiems metams. Aš manau, mokykla visų pirma bus labai šviesi. Kokia balta, kaip kokia laboratorija. Į mokyklą mokiniai eis tiesiog
vienam kišeniui bus telefonas, o rankoje planšetė. Jeigu būtų tokia erdvė, kur galėčiau laikyti savo darbus. Ir visos knygos bus elektroninės, įdiegtos programos. Technologijų pasaulyje atsiranda kažkas naujo. Ir jeigu, tarkim, ir jūsų mokyklos mokytojai nesimokins, nedalyvaus projektuose, neplės savo akiračio, tai gausis taip, kad mūsų vaikų procesas gali, jeigu nestovėti vietoje, tai netgi mažėti, siaurėti akiratis. Tėvų susirinkimai galbūt pradės vykti nuotoliniu būdu, socialiniuose tinkluose. Vaikai tai, ką išmoks mokykloje, gal pamokins netgi ir mus tėvus. Naujos technologijos mokykloje tai ne vien kompiuterių klasės, bet ir skaitmeniniai vadovėliai, kompiuterinės pratybų programos, internetiniai garso įrašai, bevėlis ryšys kiekvienoje klasėje, interaktyvios lentos, planšetiniai kompiuteriai, balsavimo pulteliai ir mokymosi žaidimai. Aš tikiu, kad debesijos kompiuteryje leis individualizuoti mokymą, nes mes puikiai žinosim vaikų mokymosi stilių, galėsim dirbti apverstos klasės metodu ir parinkti kiekvienam mokiniui jam tinkamą mokymosi būdą. Bet mes turime viziją, žinome, kaip ją paversti realybę, turime planą. Tai kur čia tas stebuklas? Stebuklas tada, kai mokiniai nori eiti į mokyklą, o mūsų mokyklos mokytojai mokės sudominti, įtraukti ir įkvėpti. O kaip jūs tai pamatuosit ir mums tai parodysit? Mes žinome, kur esame, žinome, ko siekiame, kur einame, taip, žinome, kur turime nueiti. Ir mokyklai nėra naujovė savo veikloje remtis duomenimis. Švietimo mokslo ministerija mokyklams yra parengusi šiais metais mokyklos pažangos matavimo įrankius. Mes juos pradėjome diegti, naudoti, taigi pamatuosime savo mokyklos pažangą. O nuo šių metų mokykla pradėjo įgyvendinti individualios mokinio pažangos stebėjimo sistemą tokią įsivedėme. Patys mokytojai kūrė. Pagal tą sistemą stebima kiekvieno vaiko pažanga. Tiki savo bendruomenę, kuri nebijo iššūkių ir juos paverčia patyrimu. Samsung dovanoja bendradarbiavimo idėją.